Jūs klausotės Radio klubo. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina akciją Vasaris sveikatingumo mėnuo. Akcijos šūkis sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti savo pačiam. Akcijos tikslas informuoti visuomenę apie sveikos gyvensenos svarbą ir naudą, propaguoti grūdinimąsi, judėjimą ir aktyvų laisvalaikio leidimą žiemos metu. Šiaulių Diždvario gimnazijos radijo stotis Radio klubas prisijungia prie šios iniciatyvos ir visą vasario mėnesį transliuos visuomenės sveikatos stiprinimo skyrių specialisčių parengtas radio laidas apie sveiką gyvenseną. Žiemos džiaugsmai ir pavojai. Galų gale žemiau nulio nukritęs termometro stulpelis ir spustelėjęs šaltukas mums priminė, kad gyvename tikrai ne pietų Europoje. Gausiai iškritęs sniegas ypač nudžiugino vaikus ir žiemos pramogų mėgėjus. Pagaliau sulaukę tikros žiemos vaikai skuodžia su rogutėmis nuo kalniukų, žiemos sporto aistruoliai mėgaujasi čiuožinėdami pačiūžomis, slidinėdami slidėmis ar snieglente. Pastaruoju metu Lietuvoje populiarėja ir sniego motociklai. Žiemos sporto pramogos kelia pakankamai didelę sužalojimų riziką. Vaikų amžiaus grupėje nuo 6 iki 18 metų ji dvigubai didesnė lyginant su suaugusiais. Patirties ir įgūdžių trūkumas, netinkamos įrangos naudojimas – tik keletas veiksnių lemiančių didesnį jaunų žmonių sužalojimų skaičių. Daugiau nei 50% visų sunkių ir mirtinų žiemos sporto metu patirtų sužalojimų – tai galvos traumos. Šiaulių visuomenės sveikatos biuras žiemos pramogų mėgėjus informuoja, kad dėvint sportinius šalmus sumažėja rizika susižaloti ir patirti sunkias galvos traumas. Apsauginės sniego sporto šalmo poveikis yra akivaizdus. Visų pirma, susidūrimo ar kritimo metu jis sumažina smūgį į galvą, antra jis apsaugo nuo įvairių objektų patekimo į kaukolę. Svarbu, kad šalmas kiek leidžia komfortas turi būti kuo labiau prigludęs, o smakro dirželis visada tvirtai užsegtas. Remiantis naujausiais duomenų analizės rezultatais, šalmus dėvinti žmonės nuo 21 iki 45% rečiau patiria galvos sužalojimus nei tie, kurie jų nedėvi. Žiemos sporto mėgėjus tyko ir kiti pavojai – kaulų lūžiai, sąnarių išnirimas ar raiščių patempimas. Dažnai tokias traumas patiria ir senyvo amžiaus žmonės, kai šaligatviai pasidengia ledu. Esant kaulų lūžiui, sąnario išnirimui ar raiščių patempimui, labai svarbu tinkamai suteikti pirmąją pagalbą. Patyrus kaulų lūžį, jokių būdų nejudinkite lūžusių kaulų, suteikite ramybę, neleiskite nukentėjusiam judėti, kvieskite greitąją pagalbą. Stebėkite nukentėjusiojo kvėpavimo ir širdies veiklą. Jei yra atviras kaulo lūžis, lūžio vietoje pažeista oda, atsivėrusi žaizda, iš kurios kyšo lūžusio kaulo galai, sustabdykite kraujavimą ir žaizdą uždenkite švariu tvarsčiu. Jei esate miške ar sunkiai medikams prieinamoje vietoje, gabenkite nukentėjusįjį į artimiausią gydymo įstaigą, įtvėrę sužalotą galūnę tokiu būdu, kad sužalotas sritis nejudėtų. Įtvėrimui galite panaudoti visas turimas priemonės – skėčius, lazdas, lentas, šakas, slides ir panašiai. Lūžį būtinai tverti taip, kad abipus lūžio esantis sąnariai nejudėtų. Išnirus sąnariui ar patyrus raiščių patempimą, nejudinkite galūnės, nebandykite savarankiškai atstatinėti išnirimo, kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą. Žiemos traumos pavojingos ne tik žiemos sporto aistruoliams, jos gana dažnos ir senyvo amžiaus žmonių tarpe. Esant plikšalai, kai gatvės šaligatviai tampa čiuožyklomis, senyvo amžiaus žmonės dažnai paslysta ir parkrinta dėl sveikatos problemų, regėjimo, eisenos bei pusiausvyros sutrikimų. Ypač pavojingos tokios traumos, kai žmogus krinta aukštielninkas ir susitrenkia galvą. Senyvo amžiaus žmonių tarpe labai dažni kaulų lūžiai dėl vyraujančios osteoporozės. Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras primena, kad esant slidžiai kelio dangai labai svarbu avėti batus žema pakulne bei neslidžių grublėtų padu. Būti atsargiems ir dėmesingiems, jokių būdų neskubėti. Nenešti sunkių daiktų, ryšulių, kad lengviau palaikytumėte pusiausvyrą. Lipant laiptais įsikibti, lipti atsargiai. Vengti slidžių nuokalnių, jei įmanoma geriau jas apeiti. Jei neturite neatidėliotinų reikalų, geriau likite namuose.